Tai aš turiu daug labai sentimentų M1+, nes aš nuo pat mažens klausau, mano mama klausėsi M1+, ir aš visą gyvenimą klausiausi M1+, tai man kai paskambinai ir pirmą kartą išgirdau balsą, taip pažįstamas balsas, taip pažįstamas ir galvoju, iš kur. Labas, Arnai. Labas, Arnai. Gerą matyti. Jau tikriausiai supratai, kad mums labai smagu čia tave matyti. Aš supratau, kad aš pirmasis esu čia. Tavo gyvenimas pasisuko ir tave vis dažniau galima pamatyti konferencijose apie santykius. Čia visiškai natūraliai gavosi, kad mes su žmona esame beveik 20 metų kartu ir po 5 mes turėjom didžiulę krizę. Čia taip atrodo, kad viskas labai fainiai. Taip. Nuo to santykių krizės aš perėjau prie to, kad dabar ir psichologiją studijuoju ir jau apskritai mano gyvenimas į visiškai šitą sritį nuėjo. Prašau. Įkvepiančiuose santykiuose žmonės yra išgyvenę ir išmokę tam tikrus įgūdžius ir dėl to tie santykiai yra tapę įkvepiantis. Žodžiu, tai kad pasiekti chemijos reikia pereiti daug konfliktų, ar ne? Tai, net pasakose reikia pereiti įvairius kalnus. Gerai, o vienas iš konfliktų kyla tada, kai moteris nežino, ko trokšta vyras be malonumų, apart to, kad jis trokšta tik malonumų. Jo. Aš labai ginčiausi, kad vyrai trokšta tik malonumų. Mums dėl to labai smalsu, ko vyrai nori. Eteryje Ieva ir Justė.